tai dabar kviesim Nerijų Pipirą kalbėti apie neotomistinės tiesos paieškas arkivyskupo Mečislovo Reinio straipsnis. Ten nerodo mikrofonas, kaip pareaguoju. Iš tiesų, pirmiausia, tai norisi pasisveikinti su kiekvienu iš jūsų, miela čia būti, miela dalintis kai kuriomis mintimis apie žmogų, mane patį gerokai priartinusi prie Tomo, galima sakyti, prie Tomo idėjų su šiandieninimo. Ir iš tikrųjų, nežinau, ar nudžiuginsiu, ar nuliūdinsiu, tačiau kalbėsiu bendrai apie arkivyskupo tiesos paieškas arkivyskupo straipsniuose, nesistengdamas kažkaip tai išskirti ko nors. Dėl to, kad arkivyskupo Mečislovo Reinio rašytinis palikimas yra labai gausus. Apie 300 įvairiausių pozicijų ir ta mintis tiesos paieškos, ji praktiškai eina per visus straipsnius. Ir norisi šiandien kalbėti, kaip minėjau, apibendrintai ir truputėlį apie žmogų, epochos žmogų, galbūt net ir du epochos žmonės. Žmogų kaip slėpinį, kuris siūlo ir mums, ir 21 amžiaus žmonėms tą kelionę link tiesos. Ir šitoj kelionėje jisai pats dalyvauja ir pats ją keliauja. Kuo arkivyskupas Mečislovas Reinys yra modernus? Atrodytų, jeigu sakyčiau, kad tai yra tik arkivyskupas, mes numotumėm ranką. Atrodo, kad jisai yra tarp 4 indoktrinacijos sienų ir ten tegu laimingai būna. Bet mes kalbam apie žmogų, kuris sugebėjo stovėti ant 3 mokslinių pakopų. Tai pirmiausia, jam pačiam labai didelę įtaką darė socialinė mintis. Jo dėstytojas buvo palaimintasis Jurgis Matulaitis ir jam dėsto jisai Peterburgo dvasinėje akademijoje ir kaip pats Reinys nurodo, tai buvo paskata jam imtis iniciatyvos judinti visuomenę. Kita kolona, kuri atrodytų labai įdomi ir net galbūt novatoriška, ir šiais laikais tai yra rusų mąstytojas Vladimiras Solovjovas. Mes esame įpratę sakyti, kad Vladimiras Solovjovą į Lietuvą yra atvežęs Stasys Šalkauskis. Tačiau arkivyskupas Reinys buvo dar prieš Stasį Šalkauskį, kai jisai rašė savo diplominį darbą būtent iš Solovjovo. Ir trečia pakopa tai yra neotomistinės idėjos, apie kurias tiesiog norisi pasidalinti, tam tikrą prasme lyg ir paliekant kitiems pranešimams anksčiau paminėtas tas 2 idėjas. Dabar kas... Nežinau, čia važiuoja, nelabai turbūt. Gal dabar važiuoja. Galbūt norėtųsi pirmiausia nusikelti į XIX amžių, kurį galima vadinti didelių virsmų amžiumi. Be abejo, kaip minėjau, čia buvo itin aršūs socialiniai klausimai. Socialinė nelygybė, problemų sprendimo rakto ieškojimas lemia be abejo tam tikrą intelektualinę įtampą. Protas neretai būdavo išjuokiamas, o pavyzdžiui teologiniuose darbuose ilgą laiką
šios problemos sprendimas nesulaukė atsako ir tai tik tai 1879 metais pasirodžiusi popiežiaus Leono XIII enciklika Eterni Patris paskatina grįžti prie Tomo Akviniečio mokslinės minties. Ir labai imlus neotomistinėms idėjoms buvo Liuveno universitetas, kuriame Reinys studijuoja. Čia įsikūrė vienas pirmųjų tomizmo centrų, garsėjęs nuostata, kad neoskolastika negali būti vien tik tai paprasta viduramžių skolastinės minties tęsėja, kad jie turi tapti šiuolaikinės filosofijos akiračius ir problematiką apimanti idėja. Prie to daug prisidėjo Liuveno universiteto lyderiai psichologijos srityje ir daug dėmesio buvo skiriama pažinimo klausimams. Asmeniškai Reiniui labai imponavo kardinolas Mercier. Reikėtų galbūt irgi prisiminti, kad dar 1882 prie Liuveno universiteto įsteigta tomistinės filosofijos katedra, kur šis kardinolas dėsto. Netrukus jo iniciatyva įsteigiamas ir aukštasis filosofijos institutas, skirtas daugiausia tomizmo tyrimams. Kuo pasižymi kardinolas ir ką paveldė Reinys, tai yra protestavimo menu, galima sakyti. Kardinolas buvo nepatenkintas esama katalikiška filosofinė mintimi dėl joje vyravusio paviršutiniško, eklektiško arba naivaus sveiko proto realizmo. Katalikybė atrodė atitolusi nuo mokslo raidos, o tikėjimas ir protas nepelningai supriešintos sritys. Nes anot kardinolo, metafizika vis labiau atitoldama nuo mokslo pati nuvertina save kaip filosofiją. Kardinolas suvokė, kad filosofija savo misiją gali atlikti neatsietai nuo jutimiškosios patirties duomenų, bet juos apmąstydamas, išeities tašku laikydama neabejotiną objektyviojo pasaulio realizmą. Iš čia išplaukia, kad filosofiniam apmąstymui padeda paties proto gebėjimas pakilti virš atsitiktinių, patirtyje konstatuotų faktų ir pažinti tai, kas bendra ir būtina. Tai metafizikos užduotis. Ją pasak kardinolo Mercier galima atlikti sąveikaujant su protu. Filosofinė mintis yra atvira tikroviai ir net priklausoma nuo pastarosios pokyčių. Tai tiek kardinolas Mercier, tiek ir Reinys kalba apie dialogo kelią, vaisingai praturtinantį tiek teologiją, tiek tikėjimą, tiek ir protą. Pasak Reinio, tam, kad būtų sprendžiamos problemos, jau persikeliant į konkrečią, pavyzdžiui, mūsų Lietuvos anuometinės situaciją, neužtenka eksperimentinio metodo, Reinys sakė. Tam gali pasitarnauti praeities ir dabarties abstragavimas. Reinys suprato, kad tomizmo perkainojimas gali pasitarnauti žmogui, kad atrastų žmogiškumą apimantį ne tik tai materialumo pažinimą, bet protą ir valią, apreiškimą, taip sakant, principų ir gyvenimo sintezę.
Jeigu kalbant apie dorybių piramidę, tai Reinys ją pritaiko ir tobulėjimo kelią. Pasak jo, tikėjimą, viltį ir meilę atitinka kas? Atitinka gamtos mokslai, filosofija ir teologija. Tai reiškia, kad tie mokslai tiek susiję, kad gamtos mokslai apima tikėjimą, filosofija yra viltis ir teologija yra meilė. Ir kokia graži sąsaja su praeito pranešimu, kad viltis yra, vėlgi čia yra jungiantis dalykas tarp to, kas yra realiai suvokiama pažinimu, apčiuopiamumu ir to, kas yra gryna metafizika. Ir būtent tai Reinys taikė kaip tam tikrą atsvarą chaotiškumą. Kas atlieka esminį vaidmenį įsigelbstint visuomeniai nuo chaoso. Tai vėlgi galima sakyti, kad galbūt kitaip pavadinti principai, bet kažkuo tai panašus. Tai yra Dievo, tėvynės ir dorovės sintezė. Tai taip pat galim dėti lygybės ženklą tarp tikėjimo, vilties ir meilės, tarp gamtos mokslų, filosofijos ir teologijos ir taip pat Dievo, tėvynės ir dorovės principų. Reinys pats buvo godus mokslui ir šio godumo nevengė, jisai atvirkščiai. Jisai stengiasi tuo godumu dalintis. Daugelio dalykų pažinimas, pasak jo, išvaduoja žmogų iš susipynusios realybės, kurią kaip visuomenės didžiausią priešą jis ir įvardina. Pasak jo, žmogus turi pirmiausia sugebėti kritiškai ir sistemingai svarstyti kiekvieną dalyką, nesvarbu koks jis būtų, ar tai paprasto gyvenimo reiškinys, ar mokslinė problema. Iš kitos pusės, nereikia aklai apsiriboti tik tai mokslo pažinimu. Pažinimui kaip tokiam, pasak Reinio, reikalingas protas ir valia. Ir taip pat asmens ir pasaulio jungtis. Įdomu, kad būtent protą ir valią kaip asmens ir pasaulio jungtį arkivyskupas vadina filosofija, kadangi tai yra kelias prie priežasties ir tikslo pirmiausiai apmąstant žmogaus dvasią. Apmąstyti žmogaus dvasią reikalinga metafizika, be kurios pats buvimas būtų neįmanoma. Rodos iš čia ir išplaukia Reiniui būdingas pažinimas kaip procesas, kuris nėra baigtinis. Būtent ant jo Reinys ir stato visą žmogų ir visą visuomenę. Be metafizikos kaip konkretaus Dievo buvimo Reinio manymo neįmanoma suvokti nei dorovės, nei žmogaus laisvės. Dievo dorovės ir tėvynės principai jam yra tarpusavy susiję. Nė vieno iš jų neįmanoma suvokti be kiekvieno iš jų. Taigi, tobulėjimo kelias, kaip pažymi Reinys, yra neįmanomas be doros, be to, ką įmanoma pažinti ir transcendencijos. Todėl pasak Reinio, filosofinė analizė ir apreiškimas visuomet eina greta ir turi būti greta, bei nurodo būtį kaip intelekto objektą. Tik pasitelkus protą ir valią artėjama prie Dievo. Tai, kad religijos ir mokslo sintezė gali tapti įvairių pažiūrų teisingumo kryptimi, Reiniui tampa visų jo idėjų vardikliu. Jam rūpi ir ontologinė, gnosologinė tomizmo bei neotomizmo problematika, ir socialinis bažnyčios vaidmuo, kaip minėjau, stiprinant krikščioniškos bendruomenės tarpusavio ryšius bei pasaulyje.
Reinys nuolat ieško būdų, kaip sustiprinti valstybės pagrindus ir užtikrinti prigimtinės žmogaus teisės ir laisvės. Kaip šių problemų sprendimo būdus jis mato visuomenės mokslinimą ir švietimą. Reiniui ir kitiems mokslininkams itin patrauklios atrodo Tomo Akviniečio mintys, kurios leido suprasti, jog klaidos ir dorinis sugedimas trukdo artėti prie tiesos. Spręsdami šią problemą, be abejo, mes visi žinom, kad šventasis Tomas Akvinietis sugretina priešybės Platoną, šventąjį Augustiną, Aristotelį ir bažnyčios mokymą, taip pat pabrėžia doros būtinumo tiesai, ypač antgamtiniai pažinti. Šias problemas Tomas stengiasi spręsti visų savo gyvenimą. Pasak jo, gyvenimas realybė, sudaranti problemą, kurios sprendimo būdų reikia ieškoti. Ir būtent tai sukuria neišdildomą vienetą, galinti būti pažiūrų ir teisingumo kriterijumi. Kaip išeities taškas išryškėja patyrimo mokslų bei pasaulėžvalgos pamato svarba. Vis dėlto šio proceso užbaigimas yra teologija atskleidžianti naujus horizontus ir suteikianti pamatą visapusiškumui. Tikėjimas ir protas sudaro vieningą dermę. Ši gija yra labai ryški ir tolydžio net ir ryškėjanti Reinio straipsniuose. Jis plėtoja proto ir tikėjimo negalimumo vienas nuo kito idėją ieškant tiesos. Ilgainiui neotomistinės idėjos, kuriomis Reinys susidomi dar studijų metais, vis stiprėja. Reiniui iš tiesos grynumą nemažiau svarbus yra ir tiesos aktualumas bei universalumas. Pasak Reinio, jam svarbus Tomas Akvinietis ir ta prasme, kadangi, čia yra citata, Tomas suprato, kad gyvenime, kaip istorija parodo, klaida ir dorinis sugedimas ne visuomet, tai labai tankiai eina paraleliai vienas su kitu, kadangi dorinis sugedimas aptemdo protą, kliudo eiti prie tiesos, todėl sekdamas Platoną ir Augustiną mokino Tomas apie dorinio pasirengimo reikalingumą apskritai tiesiai, o ypač antgamtiniai pažinti. Tomo gyvenimas nuosekliai plaukia iš jo pažiūrų. Čia norima pasakyti, kad gyvenimas yra realybė sudaranti problemą, kad Tomas davė savo pažiūrose tikrą problemos išrišimą ir dėl to gyvenimas ir Tomo pažiūros sudaro harmoningą vienetą, galintį teisėtai būti visokių pažiūrų teisingumo kriterijų. Citatos pabaiga. Šventasis Tomas Akvinietis Reiniui imponuoja ne vien kaip tik tai Aristotelio ar Platono suaktualintojas, bet ir kaip tiesos paieškų, apimančių ne vien tik tai įgytą patirtį, bet ir asmeninės pažiūras atskleidėjas. Pažinimo procese Tomas Akvinietis keliauja gana nuosekliai, laikydamasis priežastingumo, be kurio būtų neįmanomas pasaulio supratimas. Vis dėlto centrinė minčių figūra išlieka Dievas. Be jo intervencijos pažinimas liktų neįmanomas. Šiame procese skiriamos jausmų ir intelekto sritys. Intelektas ir valia žmoguje sudaro dvasinį elementą, kuris kontroliuoja, svarsto savo praėjusius aktus proto ar valios apsireiškimuose ir tai pažįsta savo vertę. Čia siela tampa viso žmogaus forma. Taigi pažinime dalyvauja ir visas žmogus. Šiuo atveju Tomas Akvinietis tampa didžiu pažinimo problemos sprendėju, užimdamas tarpinę padėtį tarp spiritualizmo ir materializmo. Vis dėlto valia, apie kurią savo straipsniuose kalba Reinys, taip pat čia lieka tarsi antroje vietoje po intelekto. Nepaisant to, kad Tomui Akviniečiui doras žmogaus gyvenimas ir amžinoji laimė kaip tiesos radimo kriterijus yra susiję ir todėl doros autonomija neįmanoma, būtent tokią apsisprendimo teisę savo piliečiams turi užtikrinti
atskiros valstybės, kaip minė Reinys. Tai yra garantuoti dorą. Garantuoti, kad žmogus gebėtų pats apsispręsti ir pats argumentuoti savo sprendimus. Taigi, per visą savo turiningą ir ilgą akademinę veiklą arkivyskupas Reinys stengiasi užtvirtinti apsisprendimo kultūrą Lietuvos žmonėse. Ir man visada yra iškalbinga jo paties mintis, kurią jisai yra pasakęs vienam žmogui su juo kalbėjusiam ir kuris be abejo jį vėliau įdavė į tam tikras institucijas. Tai yra tai, kad aš visą laiką stengiausi, kad žmonės gebėtų apsispręsti. Ir manau, kad tai pavyko. Gebėtų apsispręsti už dorybės, už tikėjimą, už vertybės. Ir tai yra pakankamas pagrindas, kad Lietuva dar nėra pavergta. Jis kalbėjo 1946 metais prieš patį suimant. Ir vietoj išvadų, kaip arkivyskupas Reinys siūlė išgyventi tapsmo asmenybę ir istorinės brandos, bei su tuo susijusių didesnių ar mažesnių iššūkių sąlygotas kryžkeles ir išbandymus. Jis pirmiausia, kaip pamatą siūlė neotomizmui būdingą universalizmą, aristoteliškų tomistinių prielaidų patikimumą, pagal kurį pagrindinės tiesos, būties ir egzistencijos esiniai gali būti pažinti tik tai remiantis moksliniu pažinimu. Tam reikalinga dievoieška ir dievostata kaip jungtys su Dievo atvertimi. Šis atvirumas tobulėjimui, asmeninis ieškojimas tampa atskaitos tašku pačiam arkivyskupui Reiniui gilinantis į žmogaus vidinio pasaulio gelmę ir tampa kelrodžiu sudėtingiausiomis ir tragiškiausiomis gyvenimo situacijomis. Jau užsiminiau apie jo pokalbį su žmogumi, kuris vėliau jį įdavė. Galbūt reikėtų priminti, kad arkivyskupas savo gyvenimą baigė ne kaip žinomas mokslininkas, kuris galėtų stovėti ant garbės pjedestalo šalia Šalkauskio, šalia kitų žymiausių mūsų veikėjų. Jis mirė Vladimiro kalėjime Rusijoje ir šiuo metu mes neturim net jo kapo. Nežinom, kur jis konkrečiai yra palaidotas. Mes žinom tik tai, kad jis mirė. Bet mirė jis pats nepalūžęs. Mirė pats keliaudamas ir nukeliavęs į tiesą ir mirė tais idealais, kuriuos pats siūlė ir kuriuos pats paliko kaip pamatą. Tai yra tiesos ieškojimą per tikėjimą, viltį ir meilę, per pažinimą, filosofiją, teologiją, arba jeigu grįžtant prie tų dviejų lygybės ženklų, prie Dievo, tėvynės ir doros principų. Tai būtų tokios mintys, galbūt kiek ir padrikokos, kadangi sakau, kiekvieną arkivyskupo mintį, sakinį galbūt reikėtų gvildenti ir nuodugniau, bet tai tegul būna kelias, tam tikras kabliukas tolimesniems arkivyskupo Reinio rašytinio palikimo studijoms ir Reinio sąsajų su Tomo Akviniečio tolimesniems studijoms. Na ir kadangi toks pranešimas buvo lyg simfonija ir kadangi šiemet mes minim Čiurlionio metus, tai norisi užbaigti čiurlioniškai. Ačiū labai.
aš tada norėčiau, nežinau kaip ten su jo tekstų leidyba, tai ar kokių planų nėra sudaryti rinkinį iš šios straipsnių? Akademikas Algirdas Gaižutis vylėsi, tačiau turbūt, kadangi minėjau, jog tas rašytinis palikimas yra labai didelis, tai trūksta dviejų labai suprantamų dalykų. Tai yra finansinė prasme, finansų ir rankų. Atsiradus šitų problemų sprendimo būdams, manau, kad būtų galima. Vienu aspektu, tai yra apie Reinį kaip pedagogą, esu parengęs disertaciją. Tai kažkas panašaus, na, galbūt ir įvyko, bet dar reikėtų disertacijos pagrindų parengti kažką.